Sveiki, čia Algimantas Kvecys, skeptikų draugijos narys. Čia turime dar vieną skeptiškų pokalbių epizodą. Šį kartą svečiuose Gintautė Rebevaitė. Labas. Labas. Ir pakalbėsim jos mokslinio darbo fone apie temas susijusias su seksualinių nusikaltimų atvejais, bendruomenės, kurios reaguoja į tokius nusikaltimus, tiek bendruomenės, kurios yra už tos bendruomenės ribų, tiek bendruomenės, kurios jaučiasi nukentėjusios nuo tų įvairių skandalų. Pakalbėsim apie tokius dalykus kaip kolektyvinis narcisizmas, kas tai yra. Pažiūrėsim, kokią čia tą realią istoriją nutikusią viena iš tikinčiųjų bendruomenių Gintautė nagrinėjo. Sužinosim, kas čia per tą istoriją ir kodėl jį čia tą temą nagrinėja, kokį čia keršto planą jį čia turi įvykdyti šito savo mokslinio darbo, kokie yra jos pačios biasai ir ko čia mes galim pasimokinti. Ir įdomu, ko tie patys netgi ir religinių įsitikinimų neturintys žmonės gali pasimokyti iš šitų istorijų ir galbūt ir iš šio mokslinio darbo. Tai Gintautė, aš gal užsirašęs esu, paminėsiu, tai Gintautė apsigynė magistro darbą Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo institute. Darbo pavadinimas yra bendruomenės reakcija į seksualinio piktnaudžiavimo skandalus bažnyčioje. Pasitikėjimo kaita, skliaustelėse, tai tarsi kaip ir pasitikėjimo arba tikėjimo kaita. Čia mes galime numatyti kažkokią tikėjimo pasikeitimus šituose seksualinio piktnaudžiavimo skandalų istorijose, atvejuose. Tai gal pradėkim nuo to, kodėl tau institutas leido šitą temą daryti, kur čia politika, kur čia tie tarptautiniai santykiai. Ir aš esu su ne vienu kalbėjęs žmogum, kurie taip, ieško kažkokio kūrybinio iššūkio akademinio. Aš ir pats tokį dariau irgi. Ir šas tokia tema, tokia gal šiek tiek netikėta. Tai čia yra netikėta kažkokia tema, ar daug kas tokias temas nagrinėja, kodėl tokią temą pasirinkai? Tai tema, jinai gal ir ganėtinai netikėta, nes aš iš tikrųjų, aš politiką ir mediją studijavau, tai čia yra tokia šiaip žiauriai plati temų vėduoklė, po to skėčių telpa, nes tai viskas, kas siejasi ir su politika, ir viskas, kas siejasi su medijom ir daug dalykų tame tarpe. Tai iš tikrųjų seksualiniai piktnaudžiavimai bažnyčioje po tuo irgi telpa, nes tai yra irgi tam tikra politika, tam tikra politikų reakcija į tų seksualinių nusikaltimų vertinimą, tai yra bendruomenių reakcija per medijas, kaip žiniasklaida, kaip tai turi įtakos. Nes taip, kai aš sugalvojau tą temą, aš pati jaudinuosi, galvojau, ar čia tikrai jau po tuo, nes ten kai nors nagrinėja migrantų krizės ar panašius dalykus. Čia jau yra, atrodo, bažnyčios reikalas. Čia atrodo, teologijos fakultetas turėtų dirbti, bet teologijos fakultetai tokių temų nesijima. Tai iš tikrųjų puikiai priėmė dėstytojai tą temą ir kiek su kuo kalbėjau, kai kurie kėlė nuogąstavimus, kad iš tikrųjų bijotų tokią temą rašyti, nes, tiksliau gal ne temą rašyti, o metodą tokį rinktis, kokį aš pasirinkau, kad vykau į bendruomenę ir kalbėjausi su žmonėmis. Man tikrai yra jautri, sunku vertinti, kaip kitiem ta tema, ką jinai reiškia, kas su kuo, per kokias patirtis yra prieėję. Ir kaip aš studentė, būdama neturinti kažkokio tai didelės praktikos, ypač atliekant kokybinius metodus, kad viskas būtų iš tikrųjų etiškai atlikta. Tai buvo man iššūkis čia. Tai ar atsakiau dabar į klausimus visus? Nežinau, matysim, sugrįšim dar prie tų pačių turbūt atsakymų. O tai kodėl šita tema iš esmės? Kažkiek tai darbe kažką pamini, bet atskleistas kortas, kodėl būtent šita tema, juk daugybė skirtingų galimybių yra.
Taip, tai tas seksualinį piktnaudžiavimą skandalai bažnyčioje, na, aš su jais susidurdavau, kaip ir daugelis turbūt žiniasklaidoj. Nes eina tokia linija, kad pirmiausia, kažkas paviešinama žiniasklaidai, tada sulaukiame bažnyčios reakcijos į tos pasirodžiusius skandalus. Ir, na, mane kaip eilinę visuomenės narę, pilietę, kur aplinkoje šalia yra visada kažkur bažnyčia, susidurėm su ją vienaip ar kitaip, mane tas labai piktino, nes, na, išgyvenu tokį kognityvinį disonansą, kad kaip gali būti tokia institucija, kuri atrodo saugo mūsų moralę, atsakinga už pačius, atrodo, tyriausius žmogiškus dalykus, daro tokius purvinus nusikaltimus ir bendradarbiauja su tais realiai nusikaltėliais sistemingai slapstydam. Tai tiesiog šita tema, jinai mane paliesdavo, bet su tema aš jau atėjau į studijas. Greičiausiai aš net būčiau nestudijavus, nesirinkus, jeigu aš nebūčiau turėjusi magistro temos, nes, na, man 30 plus metai, tai reiškia, kad aš jau senai praėjusi tą studijavimo laikotarpį, tai čia yra tiesiog iš tokio vidinio noro dar kažką pasimokyti, tai nebuvo toks, kad po mokyklos aš čia stoju ir su tokia tema. Tai ir kaip tik ir buvo ta vasara, 23 vasara, tai dar prieš tai pasirodęs redakcijos, ne, atsiprašau, po to pasirodė redakcijos tas filmukas. Žodžiu, tai tą 23 metų vasarą prieš pat stojimus išaiškėjo vienas seksualinio piktnaudžiavimo skandalas dėl kunigo Grigo, kuris buvo Dendagaičiuose dėl disponavimo vaikų pornografija. Antraštė, kurią aš pamačiau, man jinai buvo pažįstamesnė dar ir dėl to, kad kunigas Grigas, kurio nuotrauką pamačiau, yra buvęs mano lietuvių kalbos mokytas. Ir man toksai buvo, opa, ta prasme, jau ne pirmą kartą apie jį buvo žiniasklaidoje rašyta, tačiau šį kartą man tai labai surezonavo. Ir man taip gimė ir ta pati tema, dėl to tenai gal Liepos mėnesį, po mėnesio aš jau buvau užpildžiusi universiteto stojamuosius dokumentus, įstojau ir aš su ta tema ir atėjau. Tai ta tema jinai per visus įvairiausius kampus ėjo, mane domino ir apskritai seksualinių nusikaltimų registras, jeigu jisai būtų viešas, kokį tai poveikį turi visuomenėje, ar tai vykdomi yra linčo teismai, pasireiškia, nes Lenkija jau keletą metų turi tokią praktiką, ne pernelyg domėjausi iš tikrųjų, ar pasireiškia ten tie linčo veiksmai. Bet aš perėjau galiausiai vis tik prie bažnyčios pasilikau ir ten irgi visai galvojau, ar bažnyčios pačią politiką nagrinėti, ar kažkaip bendrauti su kunigais, pasirodė per sudėtinga, nes nekalbės, o kalbės tik tai tie, kurie jau ir taip yra atviresni šitam pokalbiui, tai daug informacijos prarasčiau. Nu, ir aš galiausiai kažkaip apsistojau ties bendruomenėm, kad man įdomu, o kaip į tai reaguoja bendruomenė, kurioje atsitiko tas nusikaltimas, tas elgesys seksualinio piktnaudžiavimo. Tai taip ir išsigryninau ir pasirinkau būtent tirti tą bendruomenę, kurioje ir buvo kunigas Grigas, mano buvęs lietuvių kalbos mokytas. Tai gal prieš pakalbant apie tą patį tavo tyrimą, kokios ten metodologijos buvo naudotos ir ką ten sužinojai, papasakok apie tą Degaičio istoriją ir apie tą Grigą, kas ten įvyko, kada įvyko, kokia čia ta istorija, kokios aplinkybės. Ir minėjai, kad jo pavardė buvo minima ir keletoje kitų atvejų, kažkokiu kitokio pobūdžio, bet vis tiek žinomas asmuo, tai kokios tos ir kitos istorijos galbūt, jeigu jos yra svarbios tam kontekstui. Tai turim tokį ganėtinai klasikinį atvejį, tai klasikinį turiu ta prasme, kad toks sistemingas bažnyčios veikimas pasireiškia ne vien Grigo atveju, tai jisai ganėtinai iliustruojantis ir daugybė kitų. Tai kunigas Grigas, na tai kalbėkim nuo to, kad jisai buvo mano lietuvių kalbos mokytas Trakuose, tada jisai buvo perkeltas į Vilnių, jis dirbo Vilniuje ir iš Vilniaus buvo perkeltas į Dūkštą, tai čia jau prie Ignalinos, man regis, ganėtinai toli į mažą parapiją iš didelės. Tai jau toks yra tam tikras signalas, kad, na, čia kaip ir nužeminamas pareigose. Dabar aš tiksliais metais nepasakysiu, bet maždaug gal tam 15-16, tiksliai neatsimenu, Dūkšto bendruomenė
kreipėsi laišku į vyskupiją dėl kunigo nederamo elgesio, bet kreipėsi jie kaip anonimizuota bendruomenė. Tai dėl to nenorėjo jų laiško vertinti, tada pakartotinai kreipėsi jau ne kaip anonimai, o kaip bendruomenės nariai su vardais pavardėm. Ir tuo pačiu pasikreipė ir į žiniasklaidą. Tai pasirodė Delfi publikacija apie kunigo elgesį, tai jisai labiau tenai siejosi su tam tikrais finansiniais neaiškumais, kad, na, iš bažnyčios buvo pavogta 20 000 eurų, tada kažkaip staiga atsirado pas jį automobilis naujas. Nu, ten tiesiog tokie finansiniai dalykai, tačiau bent jau Delfi straipsniuose pasirodė ir užuominų apie nederamą kunigo elgesį su vaikais. Tai ten, jeigu cituojant iš straipsnio, tai liečiamos lūpos dalinant komuniją, liečiami keliai, noras likti su vaikais uždaroj aplikoj ir panašiai. Tai kaip ir viskupija kažkokio tai sprendimo pačiai bendruomeniai paaiškinimo nepateikė, tiesiog buvo staiga nuspręsta kunigą perkelti. Ir perkeltas jisai buvo į Degaičius, o tai reiškia, kad tai yra beveik 300 km nuo Dūkšto, o Lietuvos mastais tai yra, na, turbūt toliau jau ir neperkelsi. Tai reiškia, Nebėra. kad nebėra kur jau į Latviją. Tai reiškia, kad, na, vis tik bažnyčia, aš darau tokią prielaidą, tai nėra faktas, kad bažnyčia kažką slėpia. Jeigu kunigas staiga norima iškelti toli į mažą kitą parapiją, kurioje apie jį nieko nežinotų. Tik tai tiek, kad žmonės negyvena po akmeniu, jie pasidomėjo Grigu ir kai jis jau buvo perkeltas į Degaičius 19 ar 20, dalis bendruomenės apie jį jau turėjo susidarę nuomonę iš to, ką jie matė žiniasklaidoje. Ir tas perkelimas iš tikrųjų jisai vyko. Pasitikslinu, sakai, nuomonę turėjo. Tai jau tavo tyrimo metu, kur darė interviu, jie pasipasako gyventojai, kad jau žinojo, koks tas kunigas atsikraustė, ne? Ir Taip. pratęsk. Taip, tai jie jau žinojo, dalis ne, arba dalis galbūt nepriėmė tos informacijos. Na ir kunigas tenai buvo perkeltas, tikrai labai staiga iš tų pasakojimų, su kuriais aš susidūriau. Ir, na ir praleido tenai 4 metus, kai jis vėl buvo staiga pašalintas. Bet sugrįšiu dabar atgal prieš perkeliamą dėl tų įtarimų, dėl pasisavinimų pinigų, kažkokio tai praturtėjimo, neteisėto, nežinau, amoralaus. Ar tie atvejai buvo kažkaip išaiškinti, ar tiesiog nušviesti, ar buvo kažkokios tai institucijų reakcijos ar pačios bažnyčios į tai? Nebuvo, tai buvo tos vienetinės publikacijos, po to kunigas jisai buvo tiesiog perkeltas. Tai aš nežinau, ar pačiam Dūkšte bažnyčios kažkokie atstovai kalbėjo su bendruomenė ir aiškino tuos atvejus. Tačiau viešojoje informacijoje aš nieko apie tai neradau. Tiesiog tokį kaip staigų perkelimą. Lygiai taip pat kaip ir Degaičiuose tai įvyko staiga, kuningas, kuris tenai jau veikė, dirbo, jisai buvo kažkur kitur perkeltas ir ten atkeltas Grigas. Ir tu minėjai, kad buvo iš karto vėl kažkas nutiko perkelus, ne? Taip, tai perkelus buvo pirmiausia, tai iki to kažkokio seksualinio piktnaudžiavimo, tai tenai turėjo praeiti laiko, nes tenai jau kai jau teisėsauga įsikišo ir tai išaiškėjo 23 metais. Bet labiau tai tenai iš tikrųjų pati bendruomenė susidūrė su kunigu kaip konfliktišku asmeniu. Ir man dabar tokios analogijos, nežinau, Trumpo administracija ir tos metodus iš tikrųjų atvykęs. Jis ką pirmiausia padarė, tai panaikino tai, kas jam netiko. Tai jam netiko choras ir choro bendruomenė, kurie susirinkdavo prie bažnyčios prieš mišias ir taip toliau. Juos jisai išnaikino, ta prasme pašalino, išardė jų susibūrimų namelį. Ir tie žmonės, kurie buvo lojalesni, tai tenai veikė 3 parapijos skirtingos, jam priklausė. Na, visos veikia Degaičių, bet ten dar kelios bažnytėlės. Tai būtent Degaičių parapija jis išreiškė didesnį palankumą, prieraišumą ir su ta bendruomenė jisai palaikė labai lojalius tokius santykius, o su kitom gal konfliktiški. Tai irgi pirmiausia jo atvykimas turėjo kažkokios tai įtakos
bendruomenės destabilizavimui tam, kas buvo susiformavę per daugybę metų, nes choras jis yra svarbus. Kunigas pats ėmė atlikti choro funkciją. Jis pašalino patarnautojus ir pašalino chorą. Tai reiškia, kad jis ėmė pats giedoti ir visas patarnavimo funkcijas jis irgi perėmė savo pačiam. Jis liko vienas bažnyčioje. Supratau. Nu, Na nu, ir ir pinigais nebereikia dalintis, tai labai gerai. taip, nes šiaip daug labai pinigų suėda kabutėse vargonininkai. Tai čia jau atsikratė tam tikros naštos. Ir 23 metais išaiškėjo ir paviešino žiniasklaidoje, kad buvo teismas, kaip buvo kunigas teisiamas dėl disponavimo vaikų pornografija 22, tačiau nuo bausmės atleistas dėl laidavimo. Kas laidavo, aš tos informacijos neturiu, jinai yra paslėpta, aš ten kreipiausi ir į teismą, tačiau na, jie tokios medžiagos nesuteikia, tai aš negaliu šioje vietoje patvirtinti ir paneigti, ar tas laiduotojas galėjo būti kitas žmogus iš bažnyčios, kažkoks aukštesnio rango kunigas ar ne, galbūt tai giminaitis, tačiau na, kažkas pagal laidavimą atleido jį nuo bausmės. Bažnyčia, kai teismas vyko 22 metais, bažnyčia teigia, kad jie apie tą teismą nieko nežinojo. Ir būtent 23 tik tai paaiškėjus viskas žiniasklaidai, bažnyčia staiga vėl kunigą nušalina nuo pareigų. Bendruomeniai nieko neaiškinant, tačiau kaip dar kunigo kelias toliau vystosi, tai jisai 24 vasarą, nors jis buvo nušalintas nuo pareigų ir kurį laiką visiškai nieko nedirbo, jisai buvo perkeltas atgal į Vilnių, į Matulaičio parapiją dirbti rezidentų, tačiau čia sunku pasakyti, kuo jis tenai dirba, kokias funkcijas atlieka, reiktų patikrinti. Neva pagal tai, kokios jam yra pareigos, tai jisai neturėtų turėti jokio ryšio su vaiku, bet na vis tiek parapija yra būtent tokia, prie kurios veikia vaikų darželis ir mokykla. Tai tiesiog ir toks gan keistas atrodo bažnyčios pasirinkimas. O tai kaip buvo aptikta ta medžiaga susijusi su vaikų pornografija ar kom ten? Krata buvo kažkokia atlikta, ar kas ten įvyko? Kaip man aiškino pareigūnas, kuris šiek tiek dirbęs yra su ta byla, tai situacija buvo tokia, kad buvo per kito kunigo bylą susijęta ir su Grigu. Nes tiesiog ta medžiaga, kurią ten buvo dalinamasi, ta pornografinė medžiaga, tai ją dalinosi daugiau kunigų ir daugiau žmonių. Tai Grigas buvo vienas jų, kuris disponavo tą medžiagą, tai tiesiog per kito kunigo bylą buvo rasta Grigo byla ir tuomet atliekamos jau kratos. Dar prieš pereinant prie jau tavo darbo, dėl tų perkelimų, nežinau, kiek tau teko sidomėti užsienyje vykusiais įvairiais kunigų nusikaltimų atvejais, tai ta perkelimo, ta strategija tokia paprasta, veiksminga, naudotina, atrodo, pastoji visose šalyse, visuose kontinentuose ir tokia kaip jau bent jau katalikų bažnyčios tradicija tam tikra tokia, nes kiek dabar buvo prieš keletą mėnesių nauji tyrimai Anglijoje, apie tai netgi tas archibiskupas turėjo atsistatydinti, todėl kad jis nuslėpė ir žinojo apie nusikaltimo atvejus ir buvo tas, kuris perkelinėjo tos kunigus iš Anglijos į Afriką ir dar ten kažkur tai. Tai taip, kad ta strategija vis dar puikiai taikoma, vykdoma ir kadangi dažnu atveju tas teisingumas iš institucijų ne visada ateina, tai vengdami savo institucijoje, bažnyčioje tos atsakomybės, jie tiesiog padaro šitą switchą ir dažnai susitaiko arba nežino dalis tos bendruomenės ir viskas tarsi užglaistoma yra. Kiek tu apie tai domėjaisi savo darbo fone arba galbūt
kitų metų apie tai ir gal kažką galėtum pridurti prie to ir pakomentuoti dėl to perkelimo. Darbo specialiai tai nesidomėjau, tačiau taip, tai yra visiškai standartinė bažnyčios praktika, kurioje tikrai akivaizdu, kad pasiteisina, ypač jeigu valstybės rėmose, jeigu tai jau yra išiškėję kažkokie nusikaltimai žiniasklaida, tai kunigo perkelimas jisai nėra toks veiksmingas. Nu, tarkim, turim Krygo atvejį, kai jau buvo žiniasklaidoje apie jį rašoma, perkeliamas į kitą parapiją, kur žmonės, na, naudojasi internetu ir jau kažką sužino. Tačiau tam va, būtent veikia perkelimai į kitas valstybės, kitas šalis. Ypač tuo dabar manau, dangstomasi, kad yra didžiulis kunigų trūkumas, tai pas mus yra mūsų valstybėje, imkite, jums trūksta. Tai, nes čia iš tikrųjų buvo, kai dabar vyko Seime tie svarstymai dėl QR kodo ir kad jisai būtų taikomas ir kunigams. Čia, kas nežino, tai QR kodas yra dirbantiems su vaikams, kad turėtų tokį kaip leidimą, įrodantį, kad jie neturi žmonės atlikę kažkokių tai seksualinių nusikaltimų su vaikais ar kitokių baudžiamojo kodekso nusikaltimų. Mhm. Tai buvo noras, kad Seime to QR kodo ir neturėtų kunigai, nes tai riboja bažnyčios laisvę, tikėjimo laisvę. Ir bet kaip tik kažkaip tuo metu buvo, pamenu, žiniasklaidoje reportažas apie tai, kad į Lietuvą atvyksta kunigai iš Filipinų. Nes pas mus trūksta kunigų ir pas mus vat atvyksta iš Filipinų kunigai. Aš kažkaip tą pra, praleidau, negirdėjau, kas čia per dalykas. Jo, tai tas reportažas, aš man atrodo, per LRT panoramą mačiau, jisai buvo toksai, kad kokia egzotika, maždaug kaip įdomu. Vau, iš Filipinų atvyksta kunigai, o man tuo metu pala. Iš Filipinų atvyksta pas mus kunigai. Iš taip toli, iš visiškai kitos kultūros. Gerai, tikėjimas tas pats. Bet kodėl? Ar tai tikrai viskas tvarkoj? Kaip mes galime būti įsitikinę, kad Filipinuose tie kunigai nėra atlikę kažkokių labai sunkių nusikaltimų? Ir kaip va su šitais yra atvejais, tarkim, mes Lietuvoje tai turim tą vidinį QR kodą, o kaip yra su kunigais, kurie atvyksta pas mus iš užsienio, tarkim, kažkokiais laikiniem kažkokiem susitarimam, pusmečių metams. Kaip tuomet vyksta? Ar mes galime pasitikėti tuo, kad kunigas iš Filipinų, jis atvyksta čia, tarsi, švaria sąžinė? Tai taip, tokia praktika, jinai yra tikrai taikoma. Ar visi kunigai, kurie išvyksta į kitą šalį, kitą miestą, jau konkrečiai yra atlikę kažkokį nusikaltimą? Tai tikrai ne. Na, negalime tikrai to teikti, tačiau bažnyčia tuo naudojasi. Pakalbėkim tada apie patį tą darbą, kokia buvo ta teorinė prieiga prie šio tyrimo ir kokius ten, nežinau, apribojimus ir privalumus suradai ir kodėl būtent pasirinkti tokie keliai. Tai vienas buvo kolektyvinio narcisizmo tokia kaip teorija ir prieiga, ir kitas folk devils ir moralinės panikos. Tai kodėl tos prieigos pasirinktos, ar nieko geriau nebuvo ir tik šitos buvo įtikinamos kaip tyrimai pasirinkti, tai biškį atskleisk. Tai pirmiausia, viską pradėjau nuo Durkheimo ir bendrai apsibrėžiau, kas yra ta religinė bendruomenė, kas yra tikėjimas, kuo jis skiriasi nuo netikėjimo. Man tai buvo svarbu tam, kad galėčiau suvokti ir kažkokią tai skirtį padaryti bendruomenėje, kad identifikuoti jos narius. O būtent, kadangi man buvo svarbu bendruomenės reakcija į seksualinio piktnaudžiavimo skandalus, aš ieškojau tą paaiškinimą padedančios tas teorijos. Aš esu tikra, kad tikrai galėjo būti gal ir dar geresnių teorijų, tačiau per tą laikotarpį, su kiek aš visko susipažinau, mane tai įtikino. Tai moralinė panika ir folk devils, tai nuo atpirkimo ožiai aš taikau tą savoką, tai jinai padeda
suvokti bendruomenės reakciją jau tuo kriziniu laikotarpiu, kai susiduriam su kažkuo tai, kas, na, sukrečia, šokiruoja ar panašiai. Tai čia tinka ir įvairiems skandalams ar bet kokiems, nežinau, netgi gali būti ir ta pati, nežinau, kažkokia stichinė nelaimė ir kaip žmonės į ją reaguoja, kai tarkim, netitinkamai reaguoja valstybė ir kokias tai panikas sukelia. Jo, čia gal neišsiplėsiu šitą vietą, tai moralinė panika tai yra tas, kad kai iš vidaus tave kažkaip supurto, kaip tu tai priemi, kaip reaguoji ir kuo tu aiškini. Ir tie atpirkimo ožiai šiuo atveju padeda išsiaiškinti, kam grupė priskiria kaltę. Tai aš gal apie tai vėliau pasišnekėsiu, kaip tos grupės identifikavo. Mhm. Ir iš tos moralinės panikos jau aš perėjau prie kolektyvinio narcisizmo. Tai na, jeigu žinom tą klasikinį narcisizmą kaip asmens, tai tam tikri bruožai gali persikelti ir kolektyviniam narcisizmui. Ir tai iš tikrųjų teorija tokia labai lanksti, jinai tinkama nagrinėti įvairiems susipriešinimo atvejams, kai iš principo tai mano grupė yra geresnė už tavo grupę. Ir tiesiog mes žinom, kad mes esam geresni. Tai čia tas skirtis mes ir jie, jinai daug kur taikoma, tai nežinau, net ir, pavyzdžiui, galima nagrinėti ir tiem patiems rinkimams, kai mano partija yra geresnė už tavo partiją ir man nesvarbu yra argumentai, kokiais kalbatės. Tai būtent tas kolektyvinis narcisizmas aš taikiau tam, kad aš galėčiau pasižiūrėti tikinčiųjų bendruomenę, kurie nuneigia tarkim, tuos nusikaltimus, objektyvius nusikaltimus padarytus ir kokiais argumentais, kaip apibrėžia savo grupę ir kuo jie aiškina tos nusikaltimus. Tai tam aš pasiėmiau kolektyvinio narcisizmo teoriją. Gerai, tai pabandyk dar sumerdžinti tuos skirtingus dalykus, tai kolektyvinio narcisizmo ir būtent tų reakcijų, kokią funkciją atlieka šiuo atveju bandymas nagrinėti tos bendruomenės atstovų stovėseną tam kolektyvinio narcisizmo spektre, ar čia neužtektų tik tais tada įsivardinti pagal Durkheimo teoriją, kurie čia yra tikintieji kažkaip tai, ir tada jų reakcijos, tada kaip jie traktuoja, kam šitas kolektyvinio narcisizmo dėmuo reikalingas yra ir ką jis padeda atskleisti šiuo atveju. Tai man iš tikrųjų Koeno moralinė panika, atpirkimo ožiai yra na, svarbesnė dalis būtent tam, kad pagal Durkheimą aš galėjau išsiskirti bendruomenės narius į kažkokias tai dalis, tai tam padėjo. Mhm. Tuomet moralinės panikos jau padėjo įvertinti reakcijas. Nes kitu atveju aš būčiau turėjus tiesiog reakcijas, o kad aš jas galėčiau įvertinti, man tam reikėjo teorijos. Tai man tam padėjo moralinė panika ir atpirkimo ožiai, o kolektyvinis narcisizmas jis labiau man pagrindė ir uždėjo tam tikrus akcentus, kuriais aš galėjau tiesiog įsivertinti, ar tai galima laikyti kolektyviniu narcisizmu, ar ne, ir kokiais jisai būdais galėtų tenai pasireikšti, nes iš tikrųjų tam reikėtų, vat, kad aš galėčiau grinai įsivertinti kolektyvinį narcisizmą, tai na šita imtis jinai yra per maža, dažniausiai tai taikoma yra kiekybiniam tyrimam nagrinėti. Tarkim, kolektyvinį narcisizmą aš labiau parodžiau kaip instrumentą tinkamą vertinti šią temą. Ir pavyzdžiui, jeigu kažkas ateityje norėtų daryti tyrimus, galbūt paimti daugiau bendruomenių, didesnės imtis, keletą palyginti, tai tada iš tikrųjų tinkamesnis būtų. Tai čia nėra taip, kad pritemta, tiesiog man pasirodė svarbus kaip instrumentas nagrinėjant tokias temas. Gerai, bet tavęs nepaleisiu dar. Gerai. Tai suprantu šitą dalyką, bet kaip identifikavimas to kolektyvinio narcisizmo padeda šiam darbui šiuo atveju? Patikslink. Aš suprantu, kad galima nusistatyti, bet tada kokios tos prielaidos rastos tavo nagrinėjant šią temą, ta prasme, kad tie, kurie yra labiau linkę būti priskirti kaip kolektyviniai narcizai, tam tikra bendruomenė turės aštresnės tas moralinės panikos reakcijas ir panašiai. Ar buvo teorija kažkokios tos su prielaidos tam tikros jau atrastos tavo, ar čia buvo
nu, aš vat šitame darbe nesupratau šitos dalies pagristumo, kaip jis papildo tą dalyką. Tai pabandyk į tai sureaguoti ir gal patikslinti, gal aš čia kažko nesuprantu. Jaučiuosi kaip per gynimus. Tai gerai, gerai, Tas grynas kolektyvinis narcisizmas, taip jisai man nepaaiškino, nes aš, aš užsikabinau už tos teorijos ir aš šiek tiek pagal ją konstravau ir tą tyrimą, tačiau mhm, tas grynasis kolektyvinis narcisizmas, jisai man nepadėjo paaiškinti bendruomenės reakcijų. Man pasirodė tai ganėtinai veidmainiška, nes, pažiūrėjau, ta išskirta institucinių tikinčių bendruomenė, kadangi mes neperėjom dar prie metodologijos, prie grupių, prie tos analizės, tai toks šiek tiek užbėgu už akių, nes gal pasakysiu taip. Paprastai, jeigu yra sudaroma teorija, tuomet yra daroma metodologija. Pas mane buvo atvirkščiai. Aš prie savo rezultatų rišau teoriją. Aš ėmiausi tą atvirkštinį metodą. mhm, Kad tiesiog tam, kad paaiškinčiau duomenis. Tai kolektyvinis narcisizmas, jisai toksai ganėtinai griežta labai sąvoka ir jinai man niekaip nepadėjo paaiškinti to, ką aš radau su duomenimis, kad ta tikinčių institucinių bendruomenė yra nuoširdžiai geri žmonės, jie labai geri, jie nėra taip, jie eina per tokį gerumą, per tokį bendruomenę, per tokį tikėjimą, meilę ir atsidavimą, kur kolektyvinio narcisizmo aš tokių neraščiau būdingų bruožų, kad mes esame geresni už kitus, nesijaučia geresni. Dėl to mhm, aš tenai teorijoje ir parašiau, yra dar bendruomeniškas kolektyvinis narcisizmas, kuris ir būtent ir eina per tą paaiškinimą kaip bendruomenės tokio gėrio, tokio atsidavimo, tačiau vis tiek jisai leidžia apsibrėžti grupėje ir, ir pati bendruomenė, na, jinai per tuos paaiškinimus, per tuos argumentus, kokiais kalba apie tą seksualinį piktnaudžiavimą bažnyčioje, na tai man padėjo pasiaiškinti per kolektyvinio narcisizmo tuos rėmus. Nežinau, ar čia tiksliai, aiškiai, turbūt dar neaiškiau, ne? Na, Gintautė, pakalbėkim tada apie turbūt įdomiausią darbo dalį, o ką ten nuveikiai toje bendruomenėje, kaip ten infiltravaisi. Turbūt vienas labiausiai nudžiuginusių ir prajuokinusių tų frazių buvo ten vietinio, ar to paties kunigo, ar kuo ten, kad čia yra šnipė iš Vilniaus atvažiavusi į Degaičius. Tai, nu, labai, labai linksma man buvo. Tai ko ten klausinėjai, ką sužinojai, kaip jautėsi. Pasipasako. Taip, tai vykau, stengiausi vykti ne kaip šnipė iš Vilniaus, bet jau kai mane tenai tai pristatė seniūnas kitiems, tai teko paskui iš to vartytis, nes taip, tai iš tikrųjų pradėsiu nuo to, kad Degaičiai jie yra Žemaitijoje, netoli Telšių, nedidelis kaimas, su kuriuo aš nieko bendro neturiu ir neturėjau. Neturėjau tenai jokių išankstinių ryšių, išankstinio kažkokio žinojimo. Vykau kaip į tuščią lapą, tai reiškia, kad aš net negalėjau nujausti, apie ką tie žmonės galvoja, kaip jie tą situaciją vertina. Ir apie mane taip pat lygiai taip pat nieko nežinojo. Tai pasirinkau laikotarpį, na, visų pirma, tai tenai aš buvau apsistojusi 9 dienoms. Ne pačiuose Degaičiuose, bet šalia Telšiuose kunigų kurijoj, seminarijoj. Ir kiekvieną dieną vykdavau į Degaičius ir ten praleisdavau ištisas dienas. Tai ir tą Tai čia laikotarpį. dviguba infiltracija. Apgavai visus, apgavai visus. Jo, mėgau kunigo lovai, nu žodžiu. Tai ir aš dienas praleisdavau Degaičiuose ir aš pasirinkau tokį labai dėkingą laiką, specialiai aš jį taip įsivertinau, kad geriausiai vis tiek tą pulsą parodo šventės, tada matai, kur kas, kur kaip eina, ką veikia, kur dalyvauja. Tai vyko per tas 9 dienas 3 šventės, tai viena yra ta, kurią priskyriau pasaulietinę, na tai tokia kaip kaimo šventė, kur yra muzika, žaidimai, visi kažką veikia, tada yra atlaidai, tai jau čia yra grinai bažnytinė šventė ir trečia yra Liepos 6, tai valstybinė šventė. Tai aš per tas visas šventes perėjau ir dėl to man leido į tos stebėjimus gerai atlikti, kad matyčiau, ar žmonės eina, dalyvauja visose šventėse, ar tik kažkuriuose, kažkur nedalyvauja ir panašiai. Tai taip, tai važiavau į Degaičius
gerai pašvęsti. Tai prieš tai buvau užmesgusi nedidelius kontaktus su seniūnu ir bendruomenės pirmininkė, na, pasakyti, kad aš va atvykstu. Tai kai atvykau, mane taip iš karto pristatė kaip šnipę, o tuomet stengiausi jau neatskleisti, su kokia tikslia tema aš atvykau, bet ir nesislapstyti, kas aš ir iš kur. Tai prisistačiau, kad esu iš Vilniaus universiteto ir atvykau geriau pažinti Degaičių bendruomenę, nes, na, apie pačią bendruomenę rašysiu savo rašto darbe. Nes aš savo buvau išsikėlusi tokią sąlygą, kad kai kalbėsiu su žmonėmis, aš apie Grygą kalbėsiu tik tai tuomet, kai jie patys apie jį kalbės. Nenorėjau prispausti žmonių su klausimais apie seksualinį piktnaudžiavimą bažnyčioje, jeigu jie patys apie tai nekalba, vien dėl tos etikos, na, kad aš nežinau iš tikrųjų, kaip reaguos. Ir jeigu, pavyzdžiui, reaguotų kažkaip labai skaudžiai, aš neturiu kompetencijų suvaldyti žmogaus emocijos, aš turėčiau būti tam pasirengusi. Mm. Tai kalbėjau iš viso su 12 gyventojų. Ir tam taikiau sniego gniūžtės metodą, tai reiškia, kad vieni rekomenduodavo pasikalbėti su kažkuo kitu, su savo bičiuliu ar su kažkuriuo žmogum, kuris jų manimų atrodytų, va ten jau tau turi ką papasakoti. Tai irgi tą parodo, kad turbūt kiekvienu atveju aš būdavau nukreipiama į pročkelę. Pročkelė tai yra tik žemaitiškas žodis apibūdinantis tą moterį, kuri padeda tvarkytis bažnyčioje. Ir visi mane kreipia pas ją, tai jau buvo aišku signalas, kad su ja tai tikrai būtinai turiu pasikalbėti, tai žinoma ir pasikalbėjau. Bet bendrai va taip man ir susidėliojo visas tas toks socialinis audinys, tas santykių tinklas, nes pavyko pabendrauti su žmonėm iš visų išskirtų tokių kaip grupių, kurios tenai veikia, tai yra bendruomenė, kaip na, juridinis vienetas, Degaičių bendruomenė, tikinčiųjų bendruomenė, senjorų klubas irgi juridinis vienetas, kuriam priklauso žmonės jau pensinio amžiaus, ir sporto klubas, tai yra sporto klubas, tai čia ta prasme, kad Degaičiuose yra labai aktyvus sunkiaatlečiai, tai tenai jungiasi ir kiti žmonės. Tai aš iš visų turėjau atstovų, iš visų turėjau pusių tokių rekomendacijų, na ir šnekėjausi įvairiose vietose, ir parke, ir pas žmonės namie. Ir bendruomenė iš tikrųjų ypatingai draugiška, labai mane priėmė, gal iš tam pirmom dienom turėjo mane to tokio įtarumo, smalsumo, vis tiek, na, pratę labiau matyti vieni kitus pažįstamus žmonės, aš atvykus iš kažkur ir dar su kažkokiu tikslu čia, ne šiaip, kad atrodytų, kad draugiškais ketinimais, tačiau iš tikrųjų labai pavyko susibendrauti, kad aš jau ten dalyvaudavau ir vakarėliuose vidiniuose, jau mane pakviečia tenai į, nežinau, kepsnių vakarėlių ir aš ten dalyvavau, tai po tų 9 dienų aš iš ten išvykau kaip po kokios geros vasaros stovyklos, mašinai nuriedėjo ašara, turėjau tikrai nuostabų laiką. Ir aš džiaugiuosi, kad aš tos duomenis susirinkau vasarą, nes pats magistro darbo rašymo pikas buvo lapkritį gruodį. Tai reiškia, aš turėjau tam tikrą distanciją išgyventi tos duomenis, kuriuos surinkau. Daug labai savirefleksijos buvo, daug kartų peržiūrėta iš įvairių pjūvių, įvairiais kampais, vis atrandant naujų prasmų ir jungčių. Tai dėl to ir tikrai sveikinu save ir kitiem rekomenduoju kuo anksčiau pradėti rinkti duomenis savo darbams, kad na, susidaryti tam tikrą distanciją. Nu ir ką ta bendruomenė kalba? Taip. Ką išneka? Iš tikrųjų šnekėjo. Tai aš pasidariau tą klausimyną iš tokių kaip gal 4 tokių pereinamųjų dalių. Pirmiausia, bendrai apie patį žmogų susipažįstant su juo, kiek čia laiko gyvena, kaip čia jaučiasi. Tada apie patį santykį su bendruomenė tokia plačiaja prasme, su kaimynais. Kaip čia žmonės sutarė, ar vieni kitiem padeda, ar išvykdamas iš namų ten trumpam laikui, ar užrakina duris. Jeigu neužrakinat ir prisimenat, kaip jaučiatės. Tokie paprasti klausimai, kurie padeda įvertinti žmogaus būseną, jauseną, būnant toje bendruomenėje. Ką veikia, kokios veiklos, kur dalyvauja, kodėl nedalyvauja, o kodėl neėjot į chorą, kodėl neinat šokti. Ar dėl to, kad nemokat, ar dėl to, kad nenorit.
Ir po truputį perėjau prie klausimų apie tikėjimą. Tai labiau ar dalyvaujate pamaldose, ar čia lankote šitoj Degaičių bažnyčioje, ar kitoj, jeigu ne, tai kodėl. Ir tuomet visais atvejais, dažniausiai anksčiau negu net tikėdavausi, kad vėliau, žmonės užsimindavo apie Grigą. Ir dažniausiai tas užsiminimas būdavo toks, kad ai, čia pas mus toks kunigas labai nekoks buvo, čia net nenoriu lankytis. Tai čia iš tarkim tų, kurie nesilankydavo bažnyčios. Bet net ir dali, būtent tos, jau kur man buvo svarbios tikinčiosios, nes ten šimtinai tik tai moteris dalyvauja, jos vis tiek irgi užsimindavo ir netgi labai paprastai ir atvirai įvardino, čia va pas mus buvo kunigas pašalintas dėl pedofilijos skandalo. Paima paprastai, ir aš, būtent tas kaip pirmas pokalbis buvo su tikinčiaja ir jinai taip gan anksti ir pasakė, įvardinama, kad čia pornografija. Aš taip net pasimečiau, nes aš buvau tiesiog realiai nesitikėjau, kad mes apie tai šnekėsimės. Ir atrodo, praėjus tam laikui, kad, galėjau dar ir to paklausti, bet, na, surinkti duomenys yra tokie. Tai vėlgi, duomenys aš rinkau Liepos mėnesį, pagrindę su jais jau taip dirbau aktyviau analizuojant rugsėjį, spalį. Ir man buvo labai daug tokių momentų, ypač dirbant su tom teorijom, to pačiu kolektyviniu narcisizmu, kad o ne, man trūksta duomenų, aš noriu dar tą sužinoti, bet mane vadovė darbo vis stabdė ir sakė, ne, tikrai užtenka tiek, kiek tu turi. Ir tai tikrai parodys, ką tu nori sužinoti, tam to užteks. Nes yra tas, atrodo, duomenų badas, kad norisi ir dar, bet ar tai kažką papildomai parodys? Nebūtinai. Tai dabar galbūt per tą teoriją, kaip visa Degaičių bendruomenė buvo išskirta. Tai aš išsiskyriau institucinės tikinčiosios ir posekuliarieji. Tai institucinės tikinčiosios tai yra grupelė moterų, kurios būtent turi tą didelį tokį tradicinį prieraišumą Degaičių bažnyčiai, kur yra nepaisanti visko, negandos, rūpesčiai ir viskas, jos būtent renkasi tą bažnyčią ir yra labai stipriai išreikštas tikėjimas Dievu, šventuoju raštu ir pats tradicinis reguliarus ritualinis praktikavimas tikėjimo. Posekuliarieji, tai šiuo atveju labiau apibūdina tą tokį individualizuotą ir tokį jau dvasingumą, kur nebūtina išraiška jau nebėra reguliarumo lankytis bažnyčiai, bet tai nereiškia, kad nesilanko. Lankosi, vieni lankosi įvairių apieigų metu, kaip, laidotuvės, kažkieno vestuvės, krikštynos ar didžiosios šventės. Kiti renkasi iš viso nesilankyti, o kiti renkasi lankytis, tačiau ne kiekvieną sekmadienį ir renkasi jau čia būtent ne Degaičių bažnyčia. Reiškia, kad Degaičių bažnyčia šiuo atveju netitinka jų lūkesčių, todėl yra ieškoma kažkur kitur. Renkasi žmonės tenai lygiai taip pat ir apsilankyti bažnyčiai kaip kažkokioj tai architektūriniai, dvasinius potyrius sukuriančioje erdvėje, ieškoti kažkokio tai atitrūkimo nuo kasdienybės, nes tai yra vis tiek kitokia erdvė. Kai kurie įvardė save kaip visiškai netikinčius ir tai pagrindžia, pavyzdžiui, tuo, kad yra ir nekrikštytas. Tai reiškia, suteikia tai, kad neturi krikšto, tai jau gali turėti tą tokią pilną teisę vadinti save netikinčiu, nes kitus vis tiek jaučiasi, kad, apriboja tam tikrą prasme, tai kad, jie yra praėję tos visus sakramentus. Dažniausiai tie posekuliarieji yra žmonės, kurie kažkada vaikystėje iki paauglystės buvo labai aktyvus bažnyčiai, labai aktyviai ją lankė, tačiau, nutolo. Ir tam turėjo įtakos ir įvairūs, žinoma, ir tie patys skandalai. Tai čia aš jau prie tokios analizės gal labiau perėjau, bet, Tai gerai. Čia būtent tokios dvi grupės man išsiskyrė ir gal galiu papasakoti, kaip man jos išsiskyrė. Nes iš tikrųjų labai ilgai sukau galvą, turėdama tos duomenis, nesinorėjo man kažkaip pritemptai čia institucinės tikinčius, o čia posekuliarieji, dar net tų pavadinimų neturėjau, bet man atrodo, ieškojau kažkokio momento, kuris man leistų, kažkokio tai kriterijaus, kuris man leistų atskirti žmonės į skirtingas grupės, kad galėčiau analizuoti jų pasakojimus. Nes aš jaučiu, kad pasakojimai tai skiriasi apie tą patį
Taip. nusikaltimą. Bet aš Jos neturiu. krenta į dvi pintines, ne, ir kaip jie tai atskirti. Taip, bet kaip man tai įvardint? Tai buvo toks įvykis, kaip paaiškėjus apie Grigo nusikaltimus ir paaiškėjus, kad Grigas bus pašalintas, e, tikinčiųjų bendruomenė organizavo kunigo išleistuves. Ir šitos kunigo išleistuvės ir buvo mano tas momentas, kuris leido apsibrėžti. Vieni žmonės dalyvavo išleistuvėse, o kiti net ne tik, kad nedalyvavo, bet jautė pasipriešinimą, sakydami, kad aš tai tikrai ten neisiu, mūsų bendruomenė ten tikrai neis, ką jūs čia darot ir taip toliau ir panašiai. Netgi Tai blogai būtent elgėtės, kad dalyvaujate, ne, tarsi pateisindami tam tikrą prasme, ne, taip. apie tai kalbai. Mes, jeigu aš nueisiu į išleistuves, tai reiškia, kad man viskas tvarkoja su kunigo elgesiu. Tai va būtent šitos kunigo išleistuvės, kas ten dalyvavo ir kas nedalyvavo, man leido apsibrėžti tas grupės. Tai reiškia, kad žmonės, kurie dalyvavo, jie kitaip priėmė patį kunigo asmenį, reiškia, ir kitaip vertino patį nusikaltimą, negu žmonės, kurie nedalyvavo. Tai va norėjau būtinai šitą pabrėžti. Tai ką sužinojai tuose interviu, kas per juos atsiskleidė ir ką ta bendruomenė ties instituciniai tikintieji ir posekuliarieji, ką tau papasakojo? Taip, tai šis pradėsiu nuo institucinių tikinčiųjų. Iš tikrųjų, tenai labai aiškiai atsiskleidė artimas ir toksai ryškus santykis su pačiu kunigu Grigu. Tas santykis labai asmeniškas, labai artimas, labai pagarbus. Labai daug pagarbos jaučiasi. Gal apie pačią bažnyčią Degaičių, jeigu, na, įsivaizduojam, kad mes turim bažnyčią, tai kažkokį tai pastatą tenai 1760 metų, tai ne. Čia bažnyčia Degaičiuose, jinai išskirtinė tuo, ne, kaip ir nėra išskirtinė, daug yra tokių bažnyčių, tačiau jinai yra po nepriklausomybės pastatyta. Tai reiškia, kultūrnamis buvo jo pakeista funkcija į bažnyčią, į sakralią erdvę ir būtent šita iniciatyva kilo nenuleista iš institucijos, kad štai čia stovės bažnyčia, tačiau iš pačios bendruomenės vidaus kilo noras turėti vietoje bažnyčią. Tai tie žmonės, tos institucinės tikinčiosios ir yra tos, kurios dar ir siuvinėjo arnotus, ir nešė daiktus įvairius, ir kalė, ir statė tą bažnyčią, ją kūrė. Tai joms šita bažnyčia, jinai yra, turi dar tą kitą visai prasme. Tai yra, nu, vis tiek tam tikrą prasme. Ir be to Grigo. Kaip? Be Grigo turi atskirą gyvenimą bažnyčia, kaip sakyti, sukurta pačios bendruomenės. Taip. Ir bažnyčios priežiūra, na, jinai yra sudėtinga, kainuoja, negali va taip iš bendruomenės 14 žmonių imti, ten, tarkim, pasikeisti stogo, persidažyti, tai reikalauja daug ir finansinių, ir piniginių resursų, ir matomai prieš tai kunigai, jie tam to kažkokio dėmesio neskyrė, nes vis tiek turėdami kelias parapijas, jie prižiūri keletą bažnyčių. Ir būtent Grigas buvo tas žmogus, kuris įvedė vandentiekį, padarė sanitarinį mazgą, sutvarkė stogą ir perdažė bažnyčią. Ir bažnyčią perdažė jau išaiškėjus tam tikriems skandalams, kai jisai kalbėjo su bendruomenė ir sakė, aš nekaltas, bet pamatysit, čia apie mane dar rašys. Aš išvyksiu, bet iki tol aš nudažysiu bažnyčią. Ir jis tą bažnyčią nudažė. Jisai išėjo iš bendruomenės kaip žmogus, kaip su prisiminimu, kuriam vieninteliam rūpėjo bažnyčia. Tai ir bendruomenės ryšys su juo yra per tą, kad, na, žinai, kaip apie tam tikrus merus yra kalbama, nors vagia bedaro. Nu, sime žmonės. Ir yra tas toksai per tą biblijinį tokį einamą, kad, na, tu negali smerkti, labai stipriai šitas išsireiškia, kad, na, mes negalim smerkti. Kas mes esam tokie, kad teistume? Mes čia žmonės esame, mes esam nuodėmingi, o teis tik tai Dievas. Todėl jos atsiriboja nuo to Grigo vertinimo kaip kažkokio nusikaltėlio, nusidėjėlio. Jeigu tai tikrai įvyko, tai Dievas jisai ir nuteis. Bet šiandien jos sutinka Grigą
tą žmogų, kuris pasirūpino jų poreikiais, matė jas, girdėjo jų rūpestį. Tai noriu įvesti tą tokį kontekstą, kad, na, tai, ką kalba apie tą patį nusikaltimą, na, kad tai yra, na, tokia didesnė pynė. Ir Ir toks būtent įdomus akcentas irgi, kur vat, toks, jis labai toks mažas, miniatūrinis, bet gal tai bendruomeniai, gal ir didesnis ir toks įdomus, kad jis kreipdavosi į bendruomenę, kadangi ten moteris kaip į seses, neminėdamas brolių ar kažkas panašaus. Tai čia toks irgi įdomus dalykas. taip, taip pat, nes iš tikrųjų yra labai svarbu išlaikyti tą rituališkumą ir tą tikslų švento rašto žodį. Būtent tas tikslus ir pakartojimas, jisai, na, ir kultivuoja tą pačią religiją. Ir Grigas, kreipdamasis ten broliai ir seseris, jisai nesako broliai, nes ten yra tik tai sesės. Ir pačiai bendruomeniai buvo toksai, mus dar labiau mato. Tai yra, na, stiprus labai ryšys. Taip išardė chorą. Bet choras jisai veikia kitoje parapijoje. Jis atvykdavo ir ten. Bet Grigas taip gražiai gieda. Jis viską pats gali. Jis labai gražiai gieda. Jis pilnas, jis užpildo viską. Ir jis mato jas, atjaučia. Jis Ir atvyksta nepaisant to, kad pietauti. dalis yra nepatenkintų, nes buvo chore, bet dalis išlieka patenkinti, nes viskas vienatinio vaidmenyje. Taip, kuris dar ir, na, atlieka savo funkciją tinkamai. Taip. Jų atžvilgių, ta prasme. Todėl ir apie tuos pačius nusikaltimus, nusikaltimą yra kalbama taip nuneigiant. Dėl to ir atsiranda, nes kadangi buvo artimas ryšys su kunigu, tai iš jo asmeniškai pasakytų žodžių jos irgi galėjo susidaryti įspūdį. Labai buvo artimas ryšys su Pročkele. Jinai tam tikrą prasme ryšininkė buvo ir su kitom institucinėm tikinčiosiom, kad, na, jisai pas Pročkelę ir nakvodavo namie, apsistodavo, valgydavo, ten susiskambino iki šiol ir panašiai. Tai jinai perdodavo ir tą informaciją, sukurdavo aplink tą naratyvą. Nes iš principo jos, ką kalbėjo apie nusikaltimus, tai perfrazuojant pačio Grigo žodžius. Kad jį pakišo, jis nekaltas, gal ten buvo kažkas, bet čia nieko tokio. Vaikų jisai tikrai nelietė. Tai turėjo tam tikrus pateisinimus, paaiškinimus, bet vis tiek. Tai kalbant, jeigu tu apie tuos atpirkimų ožius, kam atitenka kaltė už visą tai. Tai yra kažkoks mistinis žmogus, žmonės ar kažkas, kas pakišo kunigą, tai yra kerštas kažkieno, dėl ko kerštaujama nėra aišku, tačiau tai yra kerštas. Ir kitas dalykas atitenka dar žiniasklaidai. Nes žiniasklaida jinai yra sensacinga, žiniasklaida nebūtinai yra patikima, nebūtinai tai, kas ten yra rašoma, yra tiesa. Žiniasklaida nori skandalų, lygiai taip pat jinai naudojasi savo gale, norėdama pakenkti. Tai vėlgi, tai, kas ten rašoma apie Grigą, na tai nebūtinai yra tiesa. Tai čia Jos, unisonas, kurį išgirdai, ar taip, buvo kažkokių atvejų, kur buvo pripažinta, kad, nu jo, čia tikriausiai taip ir yra ta prasme, bet, nu, nepaisant to, šalia ir ne pats blogiausias žmogus, kaip čia pasakyti. Ar tai unisonų pateisinimas ir kažkokių kitų priežasčių ieškojimas, kitų kaltininkų atpirkimo e, ožių. šiaip girdėjau, va tas būtent, kad atpirkimo ožiai jie arba žiniasklaidai, arba kažkokiam tai mistiniam veikėjui, arba abiem vis tiek susijungia. Yra tas vaikštantis toks naratyvas, kad, nu, nes jos vis tiek, nu, kunigą pažino asmeniškai kaip kitą žmogų. Todėl na, toks išlindimas kažkur iš žiniasklaidos, nu tai nėra toks įtikinamas, kaip tau prieina ir pasako, tai jas išviesi, nu žiūrėkit, sesė, aš to nepadariau. Tai irgi toks, na, kuo reikėsi tikėti. Nes aš vykau su tokia prielaida, kad aš įsivaizdavau, kad e, tikinčiųjų tikėjimą, kažkokį pasitikėjimą bažnyčia tai visiškai išardys. Kad aš sutiksiu kažkokius palaužtus žmonės ir taip toliau. Todėl va tas, kad, na, yra kuriami ar pateisinimai, ar pasiteisinimai, ar tas kalties man nukreipimas, ta atpirkimo ožių, visa ta istorija, tai jinai man buvo tokia
netikėta. Aš tiesiog vis tiek vykau su kažkokia prielaida, tai to Tikrai, nesitikėjau. tikrai netikėta? Nu, kažkaip aš įsivaizdavau, Mhm. kad žmonės bus sugniuždyti. Nors tokia kažkodėl tai buvau, kad bus palaužtas tikėjimas, kad nusivylimas, didžiulis Aš skausmas. nežinau, kiek tu esi domėjusi, sakykime, įvairių bendruomenių įvairiais laikotarpiais, tiek antikoje, tiek viduramžiais, tiek naujaisiais laikais, bendruomenių sugebėjimo sakralizuoti įvairius nutikimus, negandas, kažkokius tai įvykius, juos perinterpretuoti teologiškai netgi. Tai čia Degaičių turbūt atvejis toks labai paprastas yra, nežinau, kiek aš buvau pokalbiuose keletą kartų minėjęs ir galbūt čia per daug šitas atvejas yra eskaluojamas, bet jis įdomus yra ir yra tokia knyga aprašanti situaciją Then Prophecy Fails, kada pranašystė sugriūva, apie bendruomenę, kuri tikėjo daugybę kartų ateinant pasaulio pabaigai ir visada ateidavo ir neteidavo ir jie vis surasdavo būdų, kaip tą perinterpretuoti. Tai aš tiesiog to pavyzdžių noriu pasakyti, kad tie sugebėjimai ir gabumai surasti atpirkimo ožius, surasti kažkokį tai naują priežastingumą, kodėl vieni dalykai įvyko ar neįvyko, yra labai, tiesiog neišsenkami. Tai taip, kad čia jeigu buvo surasti atpirkimo ožiai, tai turbūt nenuostaba. Juo labiau, jeigu, kaip sakai, jeigu tiesiog pats kuningas tai vokalizavo ir tai tiesiog bendruomenė tą atkartojo veikiausiai tiesiog. Taip, taip, sutinku. Bet va, kas iš tikrųjų nustebino, tai nors ir kalbama apie kunigą, iš tikrųjų, tai tikrai labai labai gerai, labai pagarbiai ir atmetant jo nusikaltimus, bet pačiai bažnyčiai kaip institucijai, tai kritikos randama. Tai va tas mane iš tikrųjų nustebino, kad, na, bažnyčia, jinai savo ruoštų ne visai tinkamai tvarkosi, yra pripažįstama, kad, na, taip, tokia problema seksualinio piktnaudžiavimo bažnyčioje yra ir kad tai nėra tinkamai sprendžiama, kas padėtų išspręsti, tai, na, 100% pasitaikė siūlymo, tai celibato naikinimas. Tačiau man buvo labiau svarbu ne apie tai, kas padėtų spręsti, bet apie tai, kad, na, tai reikia spręsti. Ir kitas dalykas buvo, tai bažnyčios reakcija buvo priemama kaip neproporcinga kunigo nusikaltimui, kadangi nėra priemamas kaip kunigo nusikaltimas, tai bažnyčia šiuo atveju pasielgė tikinčiųjų požiūrių negerai. Tarsi, Tai bažnyčia nubaudė kunigą, bet bažnyčia nubaudė bendruomenę. Nes kunigo pašalinimas yra bausmė ne tik kunigui, tai yra bausmė bendruomeniai. Reiškia, bažnyčia kaip institucija atėmė iš jų kunigą, kuris buvo labai svarbus. supratau. Ok. Mhm. Tai va šitas kampas tikrai man pasirodė įdomus, dėl to. Kad ji neteisingai sureagavo. Tai, bet jeigu chronologija, kaip sakyt, kryptis yra tokia, kad apkaltintas neteisingai, žiniasklaida padarė falsifikuotą skandalą, bažnyčia nesuprato, kad čia falsifikuotas skandalas ir priėmė neteisingą sprendimą, tada nubaudė mus. Taip, tai joms kunigas tai buvo labai svarbus žmogus, artimas ryšys. Ir dabar institucija nusprendė pati pertiklinės kažkas savo galias taikydama Jo. ir atėmė. Tai dėl to ir atsiranda tam tokio, aš manau, iš čia ir kyla ta kritika pačiai bažnyčios institucijai, leidžiama kritikuoti ją, kad tai netinkamai tvarkosi ir kad galėtų tvarkytis kitaip, dėl to, kad jos patyrė bažnyčios, na, tam tikrą prasme bausmę. Tai čia va tokie man pagrindiniai Bet naratyvai ji tik tais, ta prasme, bet ta kritika nėra plačiaja prasme. Ji šiuo atveju yra tokia, kaip čia pasakyti, net atvejinė, kad šiuo atveju tai kritiką duosime, bet kažkokia kita kritika jau yra kažkokia tai išplaukusi.
Prasme, Kadangi kalbėjom seksualinio piktnaudžiavimo rėmuose, tai apie tai kalbėjomės. Aš nežinau, mm, kokios kritikos dar turėtų bažnyčiai, bet bažnyčiai kaip institucijai bendraja prasme, ta prasme nuo Vatikano, tos kritikos yra, kad nėra tinkamai sprendžiami seksualinio piktnaudžiavimo nusikaltimai bažnyčioje. To pasekoje, va čia dabar nu ir gaunasi, kad ir Grikas yra nubaustas, nors bažnyčia pati netinkamai visą tai sprendžia. jo, bet netinkamai sprendžia ne aukų atžvilgių, bet netinkamai sprendžia bendruomenės kaip aukos atžvilgių, todėl kad yra tai Taip, čia tokia veidmainystė taip. tam tikra. O ką Nes tie? taip, Mhm. taip, šiuo atveju ir dar dėl paties nusikaltimo, tai aišku, aš Grygą, kai rinkausi kaip savo buvusi mokytoją, tai na, ne tik dėl to. Iš tikrųjų, pats nusikaltimo pobūdis, kadangi tai yra disponavimas vaikų pornografija, tai reiškia, kad na, bendruomenėje aš neturiu aiškios aukos, nėra konkrečios aukos, kuri būtų nukentėjusi. Tai yra tokia, na, abstrakti auka. Tai leido man taip, na, be tokių kažkokių asmeniškumų nueiti. Nu, nėra konkrečios aukos, tai šitas nusikaltimas leido nu, bendrai tą suvokti, kad na kunigo amoralus elgesys. Tai dabar kita pusė po sekuliarieji, tai ten jau pats kunigas jau yra suvokiamas kaip konfliktiškas labai asmuo. Pirmiausia, vis tiek visa kritika jam eidavo iš to, kad pats santykis su kunigu kito grupės narių buvo prastas. Ar tai jie susidūrė per chorą, ar susidūrė per kitus santykius, tačiau buvo labai daug konfliktiškumo. Kunigas buvo matomas kaip arogantiškas, kuris viską išardė, pats vienas gali padaryti geriausiai. Todėl ir ta kritika, manau, dėl padaryto nusikaltimo irgi yra aštresnė, dėl to, kad ir pats santykis su asmeniu yra, na, kritiškesnis. Pasakojimuose girdėjau daug dalykų, kurių aš negalėjau užrašyti, įdėti, apie kuriuos aš negaliu ir čia pasakoti, dėl to, kad, na, kaip tyrėja, neturėjau patvirtinimų šaltinių ir visa tai buvo gandai. Tačiau iš to, ką bendruomenė pasakoja, tarkim, tai buvo ar nebuvo, bet bendruomenė apie tai reiškia kalbasi ir istorijos apie jo nederamą elgesį su jau asmenim vietoje, jos pasakojamos. Galbūt jos perpasakojamos, prideda kažkokių detalių, sensacizuotos pačioje bendruomenės viduje, tačiau tai keičia vis tiek bendruomenės požiūrį į kunigą. Tai atpirkimo ožys šiuo atveju būtų pati bažnyčios institucija, kuri veikia pridedant tokius žodžius kaip klanas, sistemingai dangsto, slapsto, kenkia jau labiau nuo paties kaip kunigo, kuris padarė tą nusikaltimą, jisai nėra toks, kad čia jis yra kalčiausias. Kaltesnė yra bažnyčia, nes bažnyčia jį iškėlė iš dūkšto. Jeigu jie, žinodami, kad dūkšte buvo kažkas netinkamo ir perkelė jį į Degaičius, tai kas turėtų prisimti atsakomybę už tai? Ar Grigas, kuris elgėsi nederamai, ar bažnyčia, kuris žinojo apie jo nederamą elgesį ir jį vis tiek perkelė? Tai būtent tai labiausiai ir sukrėtė, manau, bendruomenę, kad pati institucija leidžia savo taip elgtis ir jinai yra nepatikima. Todėl yra ieškoma kažkokių alternatyvių būdų, kaip galima tiek savo tą dvasingumą, tikėjimą praktikuoti. Nu Ieškoma ir patikimų. vėliau kiti atvejai tarsi patvirtina tą blogą sprendimą, kuris buvo priimtas in the first place, jau pačioje pradžioje, taip? Taip, tai pagrinde yra didesnė kritika, tai būtent kaip ir minėjau, vat, institucijai. Kaip galėtų bažnyčia spręsti šiuos dalykus, tai vis tik yra celibato naikinimas, šitas eina kaip standartas, kaip atrodo, nu, kas galėtų tai padėti. Bet iš tikrųjų siekiama ir pačios bažnyčios, kad jinai būtų atviresnė. Pačios bažnyčios norisi pokyčių. Jeigu, tarkime, institucinės tikinčiosios irgi apie tai, pavyzdžiui, kodėl mažėja praktikuojančių bažnyčioje žmonių atpirkimų ožius mato pačią visuomenę, nes dabar jaunimas nebe toks, dabar sėdi telefonuose, internete, nebebendrauja gyvai. Tai šiuo atveju posekuliarieji mato, kad bažnyčia negeba prisitaikyti prie visuomenės. Tai irgi ta tokia skirtis. Tai reiškia, kad vis tiek pirmu atveju žmonės turi taikytis prie visuomenės. Tai reiškia
stabdo ir pačią bažnyčios kažkokią tai reformą seksualinio piktnaudžiavimo atveju, nes neturi keistis, visuomenė turėtų keistis. Tai posekuliarieji jie dėl to irgi renkasi, na, kad na, nesilankyti bažnyčiai, nes netliepia jų lūkesčio, nes bažnyčios jos norisi atviros, draugiškos, ten turėtų skambėti muzika, būti gera būti, turėtų būti betarpiškas santykis su kunigu, labiau ne kunigas tėvas, kunigas draugas. Tai šitie skirtumai irgi atitolina nuo to tikėjimo praktikavimo, o atitolimas nuo bendruomenės, jisai sudaro tam tikras distancijas, dar daugiau kažkokių kuriasi mitų, nepasitenkinimo ir tiesiog bendruomenė jau kaip jau ten tas juridinis vienetas susirado savo alternatyvą, nes tikrai anksčiau bažnyčia buvo gerokai aktyvesnė, kai jinai susikūrė, dar kaip, pavyzdžiui, tie jaunesni respondentai prisimena, kai jie buvo vaikai ir ėjo iš tą bažnyčią į pirmą komuniją ar vėliau, jinai buvo visai kitokia, negu jie mato ją dabar. Ir dėl to bendruomenė jinai būrėsi kitais būdais jungtis ir išlaikyti ryšį asmeninį tarp žmonių. Bažnyčia šiuo atveju jau yra nebereikalinga ir dar bažnyčia, na, jinai elgesi kenkėjiškai. Mm. Tai gal užbaigiant, kokios tos tavo tyrimo išvados ir galbūt dar irgi toks svarbus dalykas, kaip čia didelės imties nėra, labai tokių plačių turbūt išvadų daryti negalima, nes ir tos pačios kitos bendruomenės, kurioje istoriografija buvo prieš istoriją visiškai kitokia, kur pavyzdžiui buvo konkretus nukentėjusieji asmenys, turbūt jau kitaip interpretuotų, kalbėtų tie patys žmonės, o kaip sakai, jeigu tas nusikaltimas nematoma auka yra, žinai, tai yra vienaip, o jeigu bendruomenės yra žmogus, kuris iš tikrųjų nukentėjo ir tu žinai, tai turbūt ir kitaip gali būti, nors tos pačios redakcijos tyrime irgi galėjom girdėti, kaip yra bandoma visaip perinterpretuoti tai, kas įvyko tų pačių bendruomenės narių. Tai kokios tos išvados ir kaip jos tau, nežinau, patvirtina arba gal atmeta tavo biasus tam tikrus ir kažkokius tai buvusius kažkokius tai įsitikinimus arba nuomonės ir asmeniškai, ką pakeitė, kas pasikeitė po šito darbo tau pačiai. Taip, pagrindinės išvados aš čia vis tiek jau daugmaž ką ir prieš tai apžvelgiau, tai yra ta skirtis tarp institucijų tikinčiųjų posekuliariųjų, kad, na, skiriasi tie patys naratyvai, tą patį elgesį. Tai yra institucinės tikinčiosios, kurios turi stiprų ryšį su kunigu ir mato jį kaip tam tikrą vietos bažnyčios kažkokį gelbėtoją ir jungiklį. Jo kalties nemato, tačiau bažnyčia mato kaip baudėją dėl to, kad pašalintas kunigas. Tuo tarpu posekuliariesiems tai bažnyčia yra verta daugiau kritikos. Pats kunigo asmuo, jis jau nebėra toks svarbus, kiek bažnyčia, kuri leidžianti vykti tam elgesiui nederamam. Tai šiaip daugmaž aš jau tas išvadas, tas svarbiausias, aš jau čia kažkaip prieš tai sudėjau, kažkaip nesinori kartotis, bet man atrodo būtų labai, na, įdomu tokio pobūdžio tyrimus taikyti būtent ir tom bendruomenėm, kurios turi ir tas konkrečias aukas ir ar kažkiek skiriasi, ar pavyzdžiui, miestuose, jeigu yra, na, palyginti daugiau, kad tų būtų tokių imčių, ar tie rezultatai, na, panašus būtų, ar skiriasi. Nes čia vis tiek yra labai glaudi bendruomenė, žmonės vieni kitus puikiai pažįsta, žino, kas kuo gyvena. Tai norėsiu su to tokio praplėtimo. Tai tiek kažkaip apie išvadas neišsiplėsiu. Mhm. Tai Gintaute, patikslink, kokias asmeniškai galbūt tavo kažkokias prezumpcijas, hipotezės patvirtino ar paneigė šitas tyrimas ir kaip po jo jautiesi dabar. Tai tas vis tiek pirminis nuogąstavimas buvo, kad žmonės nešnekės apie tai, kad bus gerokai sudėtingesnė tema, kad tai bus labiau sukrečianti. Tai iš tikrųjų parodė tai, kad žmonės priešingai, jie yra gerokai atviresni, jie mato realiai situaciją,
Realiai tai turiu minty pagal savo suvokimą, pagal savo vertinimą, ar jie tuo dalinasi, tai nėra kažkas tai uždara paslaptinga, tai vien tai, kad, na, jeigu žmonės kalbasi su manim, kalbasi ir tarpusavį, tai rodo, kad šita problema buvo svarbi, yra svarbi ir jeigu jinai verta pokalbių, tai reiškia, bendruomeniai rūpi. Jeigu rūpi bendruomeniai, tai, na, bažnyčia turėtų irgi labiau imti ir atsižvelgti į tai, kad, na, bendruomenėms skauda. Labiau daugiau skirti dėmesio iš tikrųjų pačiom bendruomenėm, kurios yra nukentėjusios, neperleidžiant dar vieną kunigą, kuris yra perkeliamas nuo už 300 kilometrų ir iš Filipinų, tačiau skiriant realų dėmesį. E, Bendruomenė iš tikrųjų maniau, kad galėtų ir būti labiau susiskaldžiusi šiuo klausimu, tačiau tai yra tik tai vienas klausimas iš tikrųjų, kuris ir parodė tą tokią skirtį. Tačiau institucinės tikinčiosios ir tie posekuliarieji turi daug daugiau jungtukų, jungimo taškų įvairiose kitose dalykuose, kad bažnyčia tik tai yra vienas niuansas, kuris padėjo padaryti tą skirtį. Iš tikrųjų, pati bendruomenė yra beprotiškai draugiška, labai glaudi, labai stiprus ryšiai vieni kitų pasitikėjimas. Tai irgi norėtųsi nesusitelkti tai, kad, na, vieno kunigo elgesį mes matome, kad, na, išsiskiria nuomonės ir, na, kaip skirtingai mato bažnyčią. Yra gerokai svarbesni dalykai ir šiuo atveju reikėtų orientuotis į tai, kas bendruomenė jungia, o jungiančių ir vienijančių dalykų ten yra begalė, tai yra svarbiau. Man tai, kad aš pamačiau iš tikrųjų labai labai stiprią, labai vieningą bendruomenę. Mane tas labai džiugina, ypač kai, na, atvykau kaip šnipė iš Vilniaus, kur turim tą tokį jau sustabarėjusi atskirties momentą, kur tu ne visai pažįsti savo kaimynus, jie nesisveikina ar dar kažkas, tai ten pamačiau iš tikrųjų, kaip atrodo tas toks geras tradicinis lietuviškas kaimas. Tai irgi, nes vykau su tam tikra kažkokia tai numanimu, kad, na, galbūt tas vieningumas ir draugiškumas jis gali būti labiau deklaratyvus, tačiau vien taip, kaip ir mane priėmė pačią bendruomenę, tai tik tai parodė, kad iš tikrųjų viskas yra daug geriau negu kad skamba galbūt iš šio tyrimo rėmuose, nes čia yra tik vienas klausimas. Mhm. Tai gal tuo ir pokalbį ir baigiam. Čia buvo Gintautė Rebovaitė. Ačiū tau. Ačiū, Algimantai, kad pakvietei. Aš Algimantas Kecys, skeptiški pokalbiai, sekit skeptikų draugijos veiklą Facebook'e, prenumeruokit Patreoną, gaukit dar daugiau turinio, klausykit skeptiškų pokalbių Spotify platformoje audio formatu ir susitiksim kitose epizoduose. Iki kol kas. Viso.